Sveiki! Šiandien nusprendėm padaryti trumpą interviu apie laipiojimą ir tokioj neįprastoj aplinkoj, ne salėj, ne tarp kybių, o tiesiog terasai, lengvai pabendrauti. Tai yra Olga, mūsų svečias ir jaunoji laipiotoja, nes palyginus neseniai atėjo ir kaip tik apie tai ir noriu paklausti, kas atvedė į laipiojimo treniruotės, į laipiojimo centrą, kada pradėjai, papasakok mums, prašau, pasidalink. Sveiki visi, atėjau į Skaladrim kartu su savo jauniausia dukra. Tai buvo ir atsitiktinai, ir ne, nes seniai planavau užsukti ir dukra gal kažkiek pagreitino mano atvykimą į Skaladrim. Tai vaikai motyvuoja atvykti lipti. Tikrai taip. Gerai, o kaip pati jautėsi pirmą kartą atvykus, kokie buvo pojūčiai ant sienos, sunku, nesunku, kokios mintis, pasidalink prašau, nes labai įdomu yra. Kadangi kai žiūri, kai laipiojo vaikai, atrodo, kad tai nėra sunku, iš pirmo žvilgsnio. Gal net užlipi pirmą kartą visai drąsiai, o esu drąsus žmogus, tai tikrai norėjusi išbandyti, buvo ir smalsu, ir naujo, ir įdomu ar įveiksiu. Ir užlipus kokius 2-3 kartus supranti, kad tam, kad lipti ir toliau, reikia mokėti planuoti, kaip lipi ir kaip išnaudoji savo jėgas. Ir kad čia nėra viskas taip paprasta. Ir gal tai ir buvo pagrindiniai tokie rodikliai, kad supratau, kad ir man, kaip ir mano vaikui, reikia trenerių. Ir treneris turėtų žinoti laipiojimo ypatybės, ypatybės ir kaip ir bent kurio sporto pagrindus. Reikia jos. Technika tam tikra, taip. Taip. Tikrai taip. Tai padarant išvadą, kaip būtų su pasiūlymu kitiems, ar reikia atvykti palaipioti, ar tai yra labai sunku, ar ne vis dėlto? Tai nėra sunku. Atvykti būtent. Ne? Atvykti yra lengviausia. Taip. Atvykti gali įjungi video, kuris yra, kas labai yra smagu, patalpintas jūsų puslapyje, svetainėje. Ir su atvykimu tikrai dabar nėra jokių problemų, atrandi iškart. Ir atvykus atrandi bendruomenę, kas mane labai patraukė, kadangi būdamas suaugęs žmogus tikrai jauti, kad rasti bendraminčius ir taip tiesiog kaip vaikas prieiti prie kitų suaugusių žmonių ir atrasti naujus žmonės mūsų Klaipėdoje yra tikrai nepaprasta suaugusiam žmogui. Tai buvo apart naujo sporto dar vienas atradimas man ir lipant kartu su kitais suaugusiais atrandi save kitaip, kitų kampų. Kažkokią naują atradai save, taip? Taip. Ir tie atradimai nuo treniruotės iki kitos treniruotės, jie tikrai tęsiasi. Kartais pagaunu save, kad pradedu galvoti apie tai, kaip praleisiu laiką Skaladrim, net dar būdama darbe. Labai gerai. Taip. Jau planuoji tą laisvalaikį. Taip. Tai jeigu apibendrinus, laipiojimas yra prieinamas realiai kiekvienam, nesvarbu kiek tau metų. Ir tai yra socialus sportas, kur žmonės randa bendraminčių, draugų, naujų pažįstamų, gal net ir savo meilę atranda. Tikrai taip. Jūs galit ateiti. Atėjęs jūs visą laiką rasit kvalifikuotų instruktorių, kuris jums padės ir parinkti specialius laipiojimo batelius, kuriuos galima tiesiog išnuomoti. Tiesiog ateikit su jum patogia sportinė apranga, su gera nuotaika, su noru išbandyti kažką naujo ir galimybės tam yra tikrai ir galimybė sutikti naujus žmonės, praleisti laiką su savais žmonėmis ir gal juos atrasti iš naujo, kaip ir save.
Olga, ačiū tau labai. O dar gal toks klausimas, pagalvojau, gal pasakyk, o kas laipiojimas yra šiai dienai tau būtent? Šiai dienai laipiojimas yra man geras atsipalaidavimo nuo kasdieninės rutinos būdas, nes kas kart laipiojant aš pastebėjau, kad man tai leidžia išnerti iš tokio minčių srauto, kuriame nuolatos esame. Ir tam tikrų momentų tikrai galvoji apie kybius, apie tai, kur lipi, apie savo sekantį žingsnį ir esi šiam momente. Tai yra... Kas yra labai, labai dabar svarbu ir aktualu žmonėms. Taip, tikrai taip. Ir kitas dalykas, aš tikrai pastebiu, kad net ir laipiojant mažiau nei metai laiko, tikrai keičiasi mano ne tik kūnas, bet ir tokia nuotaika, emocinė savijauta, atrandi arba lengviau atrandi balansą, kai gyvenimas kiekvieną dieną mus tikrai kartais išmuša iš vėžių ir tai suteikia tokios ištvermės kaip fiziniams, taip ir emociniams kasdieniams išbandymams. Tai laipiojimas kaip ir grūdina, ne? Padeda gyvenime, po to lengviau adaptuotis prie situacijų. Tikrai taip, gal tai gali būti toks vienas kaip išgrūdinimo būdų, kuris dar irgi labai svarbus dalykas, mes gyvenam mieste prie jūros ir grūdintis ne visą laiką galim savo leisti prie jūros arba būdami kur nors miške. Skaladrim yra visą laiką geras oras ir gera atmosfera. Labai smagu. Taip, ir ačiū, kad pastebėjai apie tą buvimą momente ir apie tai, kad galva kažkaip išsivalo. Tikrai laipiojimas padeda, tai galim sakyti, laipiojimas yra kaip instrumentas ir pagalba būtent kiekvienam iš jūsų, jeigu tai tiks, aišku, ir jeigu tai yra jūsų būdas, tai tuomet tikrai siūlome išbandyti kiekvienam, pajausti ir tuomet jau galėsit ir galbūt sekančią istoriją papasakoti jūs. Ačiū, kad buvote, ačiū Olga, kad pasidalinai ir už nuoširdumą ir susimatysime laipiojimo centre, Mainų gatvė 6. Iki pasimatymo. Iki.